Vienu metu jo veidas buvo visur, nuo socialinių tinklų iki TV ekranų. Jo išsakytomis mintimis dalinosi milijonai žmonių, o sukurtos verslo imperijos uždirbo jam šimtamilijoninius turtus. Kaip galėjo taip nutikti, kad šiuo metu jis yra vienas nemėgstamiausių žmonių internete, o jo laisvei gresia rimtas pavojus? Pasinerkime kartu į istoriją, kurią nušvietė didžiausi pasaulyje naujienų kanalai, ir paanalizuokime, kaip tokią didžiulę įtaką darė žmogus buvo nustumtas į interneto platybių paraštes. There's no evidence in my files. I've done nothing wrong. Everybody knows I'm innocent. Viską pradėkime nuo pat pradžių. Andrew Tate gimė 1986 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors jo mama dirbo eilinį samdomą darbą kaip padėjėja virtuvėje, bet Andrew tėtis buvo karininkas ir vienas geriausių juodaodžių šachmatų žaidėjų tuo metu. Nepaisant to, šeima vos sudurdavo galą su galu ir jiems dažnai iškildavo problemų surinkti pakankamai pinigų elementariausiam dalykam, tokiems kaip maistui ar kurui, kad tėtis galėtų dalyvauti šachmatų varžybose. Iš dažno Andrew pasakojimo apie tėtį galima susidaryti aiškią nuomonę, kad jis turėjo didelę įtaką formuojantis jaunojo Andrew asmenybei. Jau nuo mažens jis mokėjo žaisti šachmatais, o būdamas vos 4 metų sudalyvavo pirmosiuose savo kovinio sporto varžybose. Laikas ėjo, o situacija negerėjo. Todėl 11-mečio Andrew tėvai nusprendė pasukti skirtingais keliais. Kadangi Andrew mama buvo kilusi iš Anglijos, ji kartu su savo vaikais grįžo į skurdų Anglijos miestelį Lutoną. Ten Andrew ėjo į vieną prasčiausių Anglijos mokyklų, kur patyrė daug patyčių dėl savo amerikietiško akcento. Po vieno įvykio tarp Andrew brolio Tristano ir kito paauglio, vaikinų mama nusprendė leisti juos į savigynos kursus, kur Andrew dar stipriau pradėjo gilinti savo žinias kovinio sporto pasaulyje. Kadangi Andrew buvo vyriausias vaikas šeimoje, vos tik sulaukė 16 metų jis pradėjo dirbti parduotuvėse. Ten nešiodavo pilnas dėžes šaldytų žuvų kiekvieną dieną prieš mokyklą. Būdamas 19, Andrew sutiko trenerį, kuris pradėjo vesti jaunuolį kikbokso Olimpą. Ir jau po 3 metų Tarptautinė kikbokso asociacija, arba kitaip dar žinoma kaip ISKA, reitingavo Andrew kaip 7 geriausią kovotoją light heavyweight svorio kategorijoje visoje Anglijoje. Po metų laiko, 2009 metais, Andrew iškovojo savo pirmąjį titulą cruiserweight svorio kategorijoje ir tapo pirmu reitinguotų kovotojų visoje Europoje. Maždaug šiuo metu Andrew gavo savo pravardę Cobra dėl savo ypatingo gebėjimo smūgiuoti rankomis. Būtent dėl šios priežasties jo ranką ir puošia įsirangiusi gyvatės tatuiruotė, kur eina nuo jo krūtinės iki pat kumščio. 2011 metais revanšinėje kovoje Andrew laimėjo savo pirmąjį Tarptautinės kikbokso asociacijos pasaulio čempiono titulą ir jau po poros metų tą patį pakartojo jau kitoje svorio kategorijoje, taip tapdamas ISKA pasaulio čempionu 2 skirtingose svorio kategorijose. Tai yra didžiausi jo laimėjimai, bet verta paminėti, kad per visą savo profesionalaus kikboksininko karjerą jis tapo 4 kartus pasaulio čempionu, turėdamas pergalių ir pralaimėjimų balansą 73-9. Vis dėlto, visa tai jo netenkino, nes pagrindinis jo tikslas buvo pinigai ir žinomumas. Nors vieną iš šių dalykų dalinai ir turėjo, bet net ir būnant profesionaliu kovotoju, su pinigais jam sekėsi labai sunkiai. Mat treneriai ir nuolatinis formos palaikymas reikalaudavo nemažų išlaidų, o laimimos 10-tūkstantinės sumos išgaruodavo labai greitai. Tai lėmė Andrew dėmesio perskirstimą į kitas sritis, ko pasekoje 2016 metais, po nokauto pirmame raunde, jis pralaimėjo savo čempiono diržą ir tuo metu baigė savo kovotojo karjerą. Pirmasis Andrew išėjimas į viešumą, jau ne kaip kovotojui, įvyko tais pačiais 2016 metais, kai jis nusprendė sudalyvauti angliškame realybės šou Big Brother. Čia jau buvo galima pastebėti pirmąsias, jo dabar jau gerai žinomos asmenybės užuomazgas. Nors žiūrovų simpatija susižėrė gana greitai, bet taip pat greitai Andrew buvo pašalintas iš šio projekto. Vos tik pradėjusime dalyvauti, internete pasklido vaizdo įrašas, kuriame diržu Andrew muša merginą. Nors jis kratėsi šių kaltinimų, bet vos po 5 dienų projekte buvo iš ten išmestas organizatorių. Vis dėlto, verta paminėti, kad šie kaltinimai buvo paneigti išstojus tame įraše dalyvavusiai merginai ir pripažinus, kad visa tai tebuvo jų miegamojo žaidimai ir su smurtu ar agresija tai neturėjo nieko bendro. Andrew žinoma turėjo kitą versiją, dėl ko jis buvo pašalintas iš realybės šou. Pasak jo, prodiuseriai išsigando kilusio konflikto tarp Andrew ir kitų vaikinų dalyvaujančių projekte, bei jų galimų smurto proveržių, todėl jį kaip atpirkimo ožį nusprendė pašalinti. Šio verslo idėja kilo iš desperacijos. Kaip pats Andrew teigia, jis ir jo brolis Tristanas buvo skolingi $100 000 mafijai.
Atsiskaitimo terminas artėjo, o broliai savo sąskaitoje turėjo nepilnus $70,000, kurių akivaizdžiai neužteko padengti įsiskolinimui. Tuomet Andrew šovė idėją nuvažiuoti į kazino ir savo turimus pinigus padidinti iki reikalingų $100,000. Greičiausiai numanote, kaip viskas baigėsi. Andrew pinigus pralošė ir dabar jiems trūko dar daugiau pinigų. Nežinau, kurią informaciją galima tikėti ir panašu pats Andrew šio įvykio gerai nepamena, nes viename podcast'e jis teigia, kad pralošė visus $70,000, kitame, kad pralošė $20,000. Na, bet esmė išlieka ta pati – pinigų trūksta. Tada Andrew užsibrėžė tikslą. Jis susidarys ir sėdės savo kambaryje tol, kol sugalvos, kaip užsidirbti pinigų. Taip kelių dienų bėgyje jam kilo geniali idėja, kaip panaudodamas savo draugystę su merginomis, jis gali labai neblogai užsidirbti. Viskas vyko maždaug taip. Jis paskambino savo 5 merginoms, su kuriomis tuo metu draugavo, ir sukvietė jas visas į vieną vietą, kad galėtų pristatyti savo idėją. Maždaug galite įsivaizduoti, kaip viskas vyko toje patalpoje. Bet galų gale iš 5 pakviestų Andrew merginų su jo pateiktu planu sutiko 2. Ir Andrew pradėjo veiklą. Jis supirko visą reikalingą įrangą, pasodino merginas prie kompiuterių, pajungė jiems live transliacijas ir tokiu būdu jos bendravo gyvai su vyrais internetu. Vis dėlto, neilgai trukus Andrew pastebėjo, kad verslas nesiseka taip, kaip norėtųsi, nes merginos tiesiog nežino, ką vyrai nori girdėti. Kitaip tariant, joms prastai sekėsi manipuliuoti ir vilioti pinigus iš naivių vyrų. Tada Andrew atjungė jų klaviatūras, prijungė jas savo ir merginoms beliko tik mėgdžioti rašymą, o visą tekstą už jas skrubdavo jis pats. Tada viskas ir sprogo. Andrew meistriškai manipuliavo vyrais, pateikdamas merginas kaip nuskriaustas, neturinčias pinigų, ar tiesiog nusivylusias viskuo, o jie noriai užstatydavo savo butus, namus, imdavo paskolas ir viską siųsdavo joms. Pinigai pradėjo tiesiog plaukti ir per 4 metus taip broliams jau dirbo 75 merginos, 5 skirtingose lokacijose, o šis verslas jiems generavo iki $600,000 per mėnesį. Vis dėlto, po dar vieno kilusio skandalo, kurio metu Andrew, vienos iš ten dirbusių merginų, buvo apkaltintas smurtu prieš ją, bet verta paminėti, kad po 2 metų bylinėjimosi išteisintas, šį verslo planą teko keisti, o darbuotojų skaičių apkarpyti. Paskutiniais duomenimis šis verslas buvo transformuotas į gerai žinomos platformos OnlyFans modelių agentūrą, kuri atstovauja 10 merginų ir kas mėnesį iki šių dienų generuoja po $200,000 pelno. Po šio įvykio Andrew nusprendė, jog atėjo laikas persikelti į Rumuniją, nes pasak jo, ten policija nereaguoja taip greitai panašias kaip jam nutikusias bylas ir yra daug lengviau paperkama. Reklaminis intarpas. Tik noriu priminti, kad nepamirštumėte spausti like mygtuko, jeigu patinka šis epizodas. Taip pat užprenumeruokite kanalą ir taip jį pamatys dar daugiau žmonių. Ačiū visiems, kas padedat man tobulėti, o dabar važiuojam toliau. Nors šiuo metu Andrew turėjo pelningą verslą, bet jo žvilgsnis krypo į dar aukštesnį tikslą, kuriam reikėjo didesnio žinomumo. Taip 2018 metais gimė idėja sukurti YouTube kanalą Tate Speech, kuriame Andrew dalinosi savo įžvalgomis įvairiomis temomis. Savo charizmą ir tiesmukų nuomonės sakymu jis patraukė žiūrovų akį. Tu galėjai jo mėgti, tu galėjai jo nemėgti, bet negalėjai jo nežiūrėti. Andrew pasisakymai tapo gausiai aptarinėjami, o daugelis komentarų po jo video įrašais būdavo teigiami ir palaikantys. Vis dėlto, Andrew čia turėjo kitą tikslą – nukreipti žiūrovus į svetainę, kurioje jis prekiavo įvairiais mokymais, tokiais kaip kūno kalba, merginų viliojimas, fitnesas ir panašiai. Iš šios idėjos gimė ir sekanti, kurios tikslas buvo suburti panašiai mąstančius žmonės, kurie dalintųsi savo patirtimi, žiniomis ir tikslais, taip padėdami vienas kitam kilti gyvenimo laipteliais. Vieni metai šioje uždaroje bendruomenėje kainuoja nei daug nei mažai, šiek tiek daugiau nei 4,000 svarų. Oh my God! Wow! Pasak informacijos pateiktos svetainėje, būdamas šioje bendruomenėje gausi informaciją, kuri padės pasiekti visišką laisvę ir nepriklausomybę. Tiksliai nėra žinoma, kaip viskas vyksta jau prisijungus, bet pasak pranešimų, bendruomenės nariai bendrauja per įvairius Telegram kanalus, ne visai legaliomis temomis ir rengia masinius susitikimus visose šalyse, kuriuose veikia ši bendruomenė. Galimai šimtai, o gal net ir tūkstančiai žmonių priklauso šiam klubui, todėl galite tik įsivaizduoti, kokias metinės pajamas tai generuoja pačiam Andrew. Pats Kobra šią bendruomenę naudoja kaip būdą pakelti savo įvaizdžiui ir gąsdinti tuos, kas jam nepatinka ar stoja skersai kelio. Pasak buvusių narių, Varum bendruomenėje galimai yra ir socialinių tinklų darbuotojų, kurie gali pasirūpinti nepatinkančių asmenų anketų blokavimu arba net ištrynimu.
Galima drąsiai teigti, kad tai yra verslas, kuris didžiausia dalimi prisidėjo prie Andrew visiško išpopuliarėjimo. Hustlers University – tai yra bendruomenė, į kurią gali pakliūti kiekvienas norintis. Žinoma, jeigu esate pasiruošę mokėti mėnesinę $50 įmoką. Šio Andrew įkurto universiteto esmė yra narių mokymas, kaip greitai užsidirbti daug pinigų. Kiekvienas įstojęs narys gali pasirinkti vieną iš sąraše esančių specializacijų, tarp kurių yra kripto, akcijos, e-komercija, copywritingas ir affiliate program. Kas nežinote, affiliate program veikia tokiu principu. Aš, būdamas šio universiteto dalimi, turiu savo asmeninę nuorodą, per kurią pakvietę žmogų ir paskatinęs jį įsigyti narystę, gausiu tam tikrą procentą už jo sumokėtą sumą. Taigi taip, jūs esate visiškai teisūs. Viena iš šio universiteto mokymo sričių yra kaip įsiūlyti šią programą kitam žmogui, kas ganėtinai panašu į piramidės schemą. Kuo daugiau žmonių prikviesiu, tuo daugiau uždirbsiu ir aš pats. Manau, dabar pasidaro ganėtinai aišku, dėl ko vienu metu visi socialiniai tinklai tiesiog sprogo nuo Andrew vaizdo įrašų ir įsimintinų jo frazių. Galiu garantuoti, kad nuėję ir patikrinę to vaizdo įrašo aprašymą, rasite nuorodą į Hustlers University programos įsigijimą. Šis verslo modelis tiesiog išsprogdino Andrew tiek populiarumo, tiek ir finansinę prasme, nes viešai prieinamomis žiniomis vienu metu šios bendruomenės narių buvo daugiau nei 200 000, o čia matematika tampa labai paprasta. Kiekvienas narys kas mėnesį moka po $50. Taigi, jeigu turim 200 000 narių, tai gauname, kad mėnesinės šio verslo pajamos gali ar galėjo siekti $10 milijonų. Vis dėlto, ne viskas toliau klojosi taip gražiai, kaip galėtų pasirodyti dabar. 2022 m. balandžio 11 d. Rumunijos policija surengė reidą Andrew namuose dėl jam pareikštų kaltinimų prekyba žmonėmis. Prie to galimai prisidėjo ir Jungtinių Amerikos valstijų ambasada, kuri turėjo informacijos, jog Andrew namuose per prievartą yra laikomi 2 žmonės, iš kurių vienas yra Amerikos pilietis. Žinoma, vos tik gavęs progą, Andrew paneigė visus jam pateiktus kaltinimus ir reidą pavadino puolimu prieš jį. Visgi, ilgai sulaikytas jis neužsibuvo ir buvo manoma, kad tik paleistas į laisvę, jis paliko Rumuniją dėl baimės būti patrauktu baudžiamojon atsakomybėn. Deja, kaip parodys ateinantys įvykiai, tai buvo netiesa. 2022 m. gruodžio mėnesį Twitter, arba dar kitaip vadinamoje X socialinio tinklo platformoje, Andrew sugalvojo pašiepti klimato aktyvistą Greta Thunberg, pasigirdamas savo turimomis superautomobilių kolekcijos išmetamomis dujomis ir paprašydamas jos elektroninio pašto adreso, į kurį galėtų atsiųsti įsamų sąrašą su visa tų automobilių taršos informacija. Į šį tweetą Greta sureagavo gana šmaikščiai, pašiepdama Andrew nenumaldomą norą girtis savo turtais. Taip, prašau, apšviesk mane, atsiųsk man elektroninį laišką adresu mažopenioenergija@susirasgyvenimą.com. Šis Gretos atsakymas tapo vienu daugiausiai patiktukų sulaukusių įrašų Twitter istorijoje. Greičiausiai tai buvo tas lemiamas kirtis, kuris paskatino Andrew Tate žlugimą. Mat po šio Gretos įrašo Cobra Tate atsakė savo vaizdo įrašu: Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So I'm actually mad at Greta, right? Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down and convinced her to try and convince you to bet her government, to tax you into poverty, to stop the sun from being hot. And then, because I call her out on it, the global matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small And her own email address somehow teaches me this. Welcome to a new episode of The Time Show. Tai yra vaizdo įrašas, kuris ir lėmė Andrew suėmimą 2022 m. pabaigoje. Čia Cobra ir padarė savo klaidą. Ant jam atneštų picos dėžių puikavosi žinomos Rumunijos picerijos pavadinimas, kuris išdavė, kad Andrew vis dar yra ir gyvena Rumunijoje. Toliau sekė žaibiška reakcija iš policijos ir po šio įrašo paskelbimo jau kitą dieną buvo įvykdytas reidas Andrew namuose, kurio metu pavyko sulaikyti abu brolius Tate ir dar 2 buvusius asmenis. Broliams iš karto buvo pateikti kaltinimai prekyba žmonėmis, o 6 nuo jų nukentėjusios aukos nustatytos. Pradžioje tiek Andrew, tiek Tristanas buvo sulaikyti parai, bet greitai tas terminas pratęstas į 30 dienų, kad būtų galima surinkti kuo daugiau tyrimui reikalingų įrodymų. 2023 m. sausio 4 d. iš Andrew konfiskuoti 11 jam priklausančių automobilių, kas sudaro trečdalį jau anksčiau minėtos Cobra Tate kolekcijos. Visos šios priemonės buvo naudojamos tam,
jog tarnybos nustatytų, ar jos nebuvo įgytos už nelegaliai gautus pinigus. Galiausiai, po dar kelis kartus pratęstų sulaikymo terminų, kardomoji priemonė buvo pakeista į namų areštą, kuriame Andrew praleido 5 mėnesius. Šiuo metu, kai kuriamas šis video įrašas, jis yra laisvėje, tačiau, kiek man pavyko įsiaiškinti, negali išvykti iš Rumunijos. Tiesa, konfiskuoto turto Andrew taip ir neatgavo ir nėra žinoma, ar iš viso pavyks jį atgauti. Negalima paneigti, kad Andrew paliko ryškų pėdsaką kaip šių laikų interneto persona. Jau vien kiek pasako tas faktas, kad apie jį kalba visas pasaulis. Nuo paprasto vaikino iki kovų pasaulio čempiono, o vėliau ir milijardieriaus, kuris vienu metu buvo labiausiai googlinamas žmogus visame pasaulyje. Nėra aišku, kaip pasibaigs jo istorija, bet manau, kad jo pasekėjų yra ir bus. Ne veltui jis laikomas teituizmo kulto įkūrėju. Milžiniška Cobra Tate įtaka neaplenkė ir mūsų šalies, o tai puikiai rodo pavyzdys, kai žmonės kalba jo žodžiais ir kopijuoja jo kūno kalbą. Jeigu tu esi tikras vyras, kurio jinai nori, tu ją turėtum užpildyti visapusiškai, kad jai nereiktų vaikinų draugų, nes jeigu tu su ją susipyksti, kas būna, kur jinai nuvažiuos paverkti, ant kokio pečio. O kai jinai verks ant to pečio, jūs galvojate, ant tas jos draugas neturi testosterono, matematika paprasta, toks gyvenimas. This is why the idea of her hanging around with a bunch of dudes is not acceptable in the first place. And she's going to come out and go, they're just my friends. You may pretend to think they don't want to sleep with you, because you know they do. You may pretend to think that, but they don't view you as a friend. Aš esu teritoriškas. Jeigu tarkim, tu kieme pasistatai savo mašiną ir kažkas prie tos mašinos prieina ir liečia ir taip toliau, tu nepavydi, tu tiesiog nenori, kad lįstų prie tavo dalyko. Women will come at you and say, why are you jealous? And I say, no, I'm not jealous. I'm territorial about things I care about. For the same reason, she goes, well, but don't you trust me? It says nothing to do with trust. Yep. I trust the locks on my Lamborghini, but I wouldn't let people try and break in. I'd say, get the fuck away from my car. Kartais parūkau kasiakus, bet dabar neparūkau kasiako 5 dienų gal. Su vienu draugeliu sėdim, parūkėm kasiaką ir kažką čia vos ne apie priklausomybę, kažką. Sakau, aš savo mintis nukreipsiu, sakau, mano mintis kontroliuoja mano rankas. Jeigu mano mintis pasakys, kad aš neberūkysiu tiek ir neberūkysiu. If she's toxic for you, bro, don't pick up your phone and don't send messages. Your hands are controlled by your brain. It's the same for people who can't stop drugs. Man šį žmogų įvertinti taip pat ganėtinai sunku. Galima sutikti su dalimi jo išsakytų minčių ir manau surastume nemažai žmonių, kuriems Andrew padėjo pažiūrėti gyvenimą iš kitos pusės ir inspiravo teigiamus pokyčius. Bet kita vertus, didžiausi Tate brolių pajamų šaltiniai yra paremti manipuliavimu silpnesniais žmonėmis arba tiesiog darant įtaką su tikslu parduoti greito praturtėjimo idėją. Visa tai verčia stipriai abejoti, kiek viskas buvo daroma nuoširdžiai, o kiek tai yra tiesiog brolių Tate didžiojo plano dalis. Na dabar noriu ištarti nuoširdų ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki pat pabaigos ir šiandien jums tariu iki greito.